Labas, čia aš, mokytojas Andrius. Ir tu tuoj pažiūrėsi video apie pupų uždavinių sprendimus, bet jeigu norėtum daugiau pasiruošti toms temoms, aš turiu tau gerą naujieną. Savo svetainėje matketv.lt aš keliu dabar video apie pagrindinės 9-10 klasės temas reikalingas pasiruošti PUP egzaminams. Ir aš jau kėliau apie 30 video ir dar planuoju apie 20-30 kelti. Ir kol keliu video, kol dar ne visi sukelti pagrindinių temų video, nuo balandžio 30 iki gegužės 5 dienos mano svetainė bus visiškai nemokama. Tai nueik, pasižiūrėk ir tikiuosi, kad pravers. Gerai, o dabar žiūrim video ir mokomės, ruošiamės egzaminams. Ir dabar mūsų laukia 16 uždavinys. Geriausiai spręsti naudojant iš formulyno sinuso teoremą ir mums išvados nereikia. Velniop išvadą, velniop šitą, o svarbiausia yra santykiai. Gyvenime santykiai, žinoma, bet ir taip pat svarbiausia santykiai tarp kampų ir kraštinių. Ir mes turime labai tokią paprastą dalyką, kad atitinka kraštinės ir jos sinuso. Gerai, tai kraštinės ir priešais esančio kampo sinuso santykis atitinka kitų kraštinių ir priešais esančio sinuso santykį. Reiškia, jeigu mes turime mūsų nežinomą x-ą, gerai, tai jeigu mes jį padalinsime iš priešais esančio kampo sinuso, mes gausime kito kampo kraštinę padalintą iš jo kampo sinuso. Reiškia, mes pagal šitą teoremą ieškome, kada daliname šitą x-ą iš priešais esančio kampo sinuso. Tai x dalinam iš sin 60. Tai mums tinka du variantai. Iš karto šitos galima atmesti. Jie yra neaktualūs. Taigi ir tada mes turime santykį atrasti, kad kitą kraštinę dalinam iš jo sinuso. Tai akivaizdu, kad mums reikalingas tas pats dalykas. Mes dalinam iš sinusų, o ne iš priešingų dalykų. Reiškia, mūsų atsakymas bus šis. Tiesiog naudojame santykius, kurie čia yra svarbus. Mums tai visos dalys nesvarbu, tiesiog svarbu pats santykis, ta lygybės ženklas. Gerai, puiku. Važiuojam toliau ir čia 17 uždavinys. Ir čia vėlgi, turbūt jauriausias yra pats užrašymas, bet uždavinys nėra sunkus. Pagal apibrėžtinių trapecijų keturkampių savybę mes žinome, kad priešingų kraštinių sumos yra lygios, reiškia AB plus DC yra lygu AD plus BC. Taigi reiškia, mes turim, kad šitų suma yra lygi šitų sumai. Ir mes galim tą pasiskaičiuoti. Tai AB yra 12, DC yra x, AD yra 6 ir 10. Mes sudėsime, gausime, kad 12 plus x yra lygu 16, atimam 12 ir gausime, kad x yra lygu 4. Labai paprasta atrodo, viską čia paskaičiavome, fantastika, atsakymas yra 4 ir jūs tą, žinokit, galite ir sprendimą tokį ir palikti. Aš nepamačiau, nes 12. Bet jeigu norite pažiūrėti, kaip tvarkingai visą šitą siūlo užrašyti jums čionais, tai vat, pavyzdys, kaip surašyti į sprendimą pagal pavyzdį. Tai jie siūlo paminėti pagal apibrėžtinę keturkampio savybę. Šitos sulyginame, mes tą ir padarėme, aš tik neparašiau žodžiais, kad apibrėžtinio kampo tai keturkampio savybė, bet turim tą patį ir taip pat tada sprendžiame lygtį. Jeigu praleisit žodį sprendžiame lygtį, aš manau, kad tikrai nieko tokio, nes akivaizdu, kad mes čia tą ir darome. Jūs galite pakeisti stulpelį su Enter ir rašyti daugiau eilučių, bet jeigu iš esmės tiesiog dėsit kablelį, viskas su tuo yra gerai. Galime iš kitos eilutės arba tiesiog dėti kablelius po kiekvieno sprendimo. Tai va, gerai, toks yra mūsų sprendimas ir atsakymas. Judam toliau, labai lengvas uždavinys. Tiesiog mes reikia pažymėti taškus. Pažymėti taškus, kurie yra sprendiniai. O sprendiniai yra tie taškai, kur
susikerta, reiškia, mes žiūrim šitos taškus. Tai čia yra akivaizdžiai -2 ir 1, o čia yra 3 ir 6. Tiesiog pirmą žiūrime į x. Ir pažiūrime, kur tas atsakymas mums teisingas. Taigi teisingas yra šitas -2 ir 1 ir 3 ir 6. Tiesiog kur susikerta. Viskas. Tai toks yra uždavinys. 19 uždavinys. 19 uždavinys yra, noriu pajuokauti, tokia vargo vakarienė, nes čia yra sunkiausias dalykas, yra užrašymas, ir čia yra ta dalis, kur yra man mažiausiai patinka, kaip užrašyti sprendimą. Ir šitam uždaviniui spręsti yra du būdai, kuris jums yra mėgstamiausias, tą ir naudokite, arba iškokit paprastesnio. Tai visų pirma, pirmas būdas yra bendra vardiklinimas. Tai reiškia, mes kad čia dauginame iš 6x plus 12, o čia viską dauginame iš 6x minus 12. Ir tada liksime veiksmus ir galėsim suprastinti ir taip toliau. Čia bus tiesiog daug sunkių dalykų. Tiesiog mes rašysime, kad tai x kvadratu minus 4. Aš neapsunkinu jums gyvenimą, pasižiūrėsiu čia su šitais dalykais. Taip. Jo, tai jie taip irgi siūlo spręsti, iš tikrųjų, ten po to prastinimai vėliau atsiranda, bet žodžiu. Ir tada mes galėsime atlikti šitos veiksmus, dauginame iš 6x plus 12 ir taip toliau. Ir bus tiesiog daug atskleidimų, mes aišku šitą išskaidysime dar dauginamaisiais. Tai šitoje vietoje jums reikės užrašyti šitos dalykus, šiandien yra aišku 6x minus 12 ir 6x plus 12, mes šitos užrašome dalykus, čia aišku atimame ir viską. Mes čia galime jūsų traukti panašiuosius narius ir suskliausti, bet galim pirmą dar užrašyti x kvadratu plus 4, plus 4 ir viską dauginame 6x minus 12 ir aišku 6x plus 12 ir 6x minus 12. Aš aišku galiu rašyti, aš parodysiu jums po to galutinį sprendimą ir kiekvieną žingsnį paaiškinsiu. Kitas būdas yra, jūs galite iš karto galbūt pastebėsite, palaukite, aš nuleisiu žemiau, taip, kad mes galime jau iš karto ištraukti bendrus kokius dauginamuosius ir išskaidyti. Tai padarysim kopiją, kad matytume, ką čia darome ir mes galime iš karto. Tai turėsime čia Išskaidome dauginamaisiais, tai bus x plus 2 ir x minus 2. Reikia mums žinoti greitosios daugybos formulės. Be greitosios daugybos formulių jūs čia nieko nepadarysite. Turimi reiškiniai, be greitos daugybos formulių yra nieko. Nieko nepadarysite. Čia ištraukiam bendrą šeštą prieš skliaustus, tai yra x minus 2, fantastika, ir atimame greitos daugybos formulę. X plus 2, aš x plus 2 galime rašyti kvadratu, bet aš noriu parodyti šitą dalyką. Ir tada čia turime 6x plus 2. Aišku, mes išprastinam viską. Čia yra pats greičiausias būdas. Išprastinam šituos ir mes taiga turime palaukti. Tai čia viskas labai paprasta. Mes gausime x plus 2 dalinti 6 minus x plus 2 dalinti 6 ir gausime 0. Tai yra pats greičiausias, pats paprasčiausias sprendimas, nes viršuje reikės viską atskliauti, skaidyti dauginamaisiais, tada prastinti ir panašiai. Jeigu jūs pamatysite, kad galite ne bendravardiklinę išspręsti, vis toks lengvas sprendimas. Bet noriu parodyti, kas šiandien apskritai yra ir kaip mes galime rašyti. Pažiūrėkite, vėlgi matome du būdus. Pirmas būdas ir antras būdas. Aš antrų būdų išsprendžiau ir matote, tą ir gavau. Pirmų būdų, jeigu spręsti, jūs šiandien bendravardiklinsite. Tada jūs vis turėsite bendrą apačią, viskas labai gerai. Čia vėlgi, šiaip ar taip reikės išskaidyti dauginamaisiais pagal tos daugybos formulės. O dieve, tada reikės šiandien atiminėti. Viršus šiaip labai gerai atsims. Nes mes turėsite, spandysite, kad viršus sutampa.
jūs pamatysite, kad jeigu jūs sudauginsite bendrą vardiklinį ir sudauginsite viską, jūs pamatysite, kad visiškai sutaps visi dauginamieji. Čia x minus 2 ir x minus 2, x plus 2 du kartus ir čia x plus 2 ir 6, čia viskas atsims ir viršui bus 6, tai yra 0. Ir nieko net nebereikės mums prastinti su apačia. Bet vėlgi tiesiog užrašymus su šitais mygtukais pirmo būdo yra beprotiškai užknisantis. Taip. Ir viskas dėl kiek taškų? Dėl 3 taškų. Dėl 3 taškų tikrai yra nelengva. Gerai, ir tada, kad būtų staiga ramus gyvenimas, išspręstume 20, kuris yra nepaprastai lengvas uždavinys. Mes matome, kad nebūtinai uždavinys smarkiai sunkėja. Tai šitoje vietoje mes tiesiog turime funkciją ir turime apskaičiuoti m reikšmę. Kodėl? Tik tai m, nes mums yra duotas y ir x. Mums yra duotas atvirkščiai. Čia y, o čia yra x. Tai kai x yra minus 3, y bus 33. Nuostabu. Tai mes pasižymime, kad 33, aš kartais rašau čionais šitą, lygu 2 kart minus 3 kvadratu minus 3 kart m plus 2 kart m. Aš ką padariau? Aš vietoj x visur įsirašiau minus 3. Gerai? Ir vietoj y įrašiau 33. Gerai? Puiku. Mes dabar viską atskleidžiame ir mes čia vis dar gausime. Čia vis dar gausime 33 lygu. Mes čia sudauginame kvadratu. Tai minus 3 kart minus 3 bus tiesiog 9. Kart 2 bus 18. Toliau čionais minus 3 bus plus 3m ir dar plus 2m. Mes čionais sutraukiam panašiuosius narius, aš 18 keliu į kitą pusę, atimu, kad man netrukdytų ir gausiu 33. Na, tikrai, 33 minus 18. Aš gal ir mintinai galėjom padaryti, čia sudėsime, gausime 5m. Ir atimame šituos skaičius. Ir gausime, kad 33 minus 18 yra tiesiog 15 lygu 5m. Fantastika, daliname iš 5 ir gausime, kad 3 yra lygu m. Nu, arba m lygu 3. Ir atsakymas yra toksai. Mes gausime, kad tai m yra 3. Labai paprastas uždavinys, tikrai palyginus su 19 sprendimu daug lengviau. Sėkmės.